Vienas iš pačių populiariausių SPF produktų šiais metais greičiausiai bus SPF stikai. Jie atsirado todėl, kad yra nurodymas atnaujinti SPF apsaugą kas 2 valandas. Ar šie stikai iš tikrųjų yra reikalingi ir ar iš tikrųjų reikia atnaujinti SPF kas 2 valandas, pakalbam apie tai. Mano asmeninė nuomonė, kad SPF stikai yra žiauriai nehigieniška. Aišku, jie yra reklamuojami kaip labai patogus būdas, nes nereikia tepti, rankos tiesiog dienos bėgyje, tu gali savo veidą ar kažkur kūno vietą dar patepti, papildyti SPF apsaugą. Bet, kūną aš dar galiu suprasti, bet veidų, mano manimu, tai yra labai nehigieniška, nes dienos bėgyje tiesiog mes ir prakaituojam, ir riebaluojamės, ir yra kažkokios dulkės, ir makiažo likučiai, ir tiesiogiai jūs paimate pirštuką, stiką ir su to stiku vedate per veidą tiesiai, tarsi atnaujinate tą SPF-ą ir paliekate ant šito stiko, uždarote iki sekančio karto. Tai yra visa ta nehigieniška dalį, jūs kiekvieną kartą aplikuojate ant savo odos. Klausimas, ar iš tikrųjų to labai reikia? Jeigu jūs visą dieną esate su makiažu, dirbate ofise arba tiesiog keliaujate į darbą ir visą dieną būnate patalpose, tai to SPF kremo, pavyzdžiui, kurį jūs užsitepėte ryte su rytinė rutina, jums tikrai užteks visai dienai. Ir kada jūs eisite vakare namo, jūsų SPF apsauga dar veiks, nes jos veikimas mažėja dienos bėgyje, tuomet, jeigu esate atviroje saulėje, pastovi visą dieną arba kai išsimaudome, nusišluostame, prakaituojame labai stipriai. Turint ant veido makiažą ir SPF apsaugą ir būnant patalpose, jums tikrai nėra poreikio atnaujinti SPF apsaugą kas 2 valandas. O kada reikia? SPF apsaugą būtina atnaujinti kas 2 valandas, būnant visą dieną lauke ant atviros saulės. Ar tai yra jūsų darbas, pavyzdžiui, sode, arba, kažkokie lauko darbai, arba jūsų poilsio metu, pavyzdžiui, žvejyboje, paplūdimi ir, aišku, karštuose kraštuose, tuomet per visą dieną būtinai mes turime atnaujinti SPF apsaugą kas 2 valandas, bet greičiausiai jūs tuomet būsite be makiažo. Ir dar vienas labai svarbus momentas. Vakare nepamirškit kruopščiai nuplauti savo veidą. Netgi jeigu neturėjote makiažą, SPF filtrus reikia labai kruopščiai nuvalyti. Tam naudokite makiažo valiklį ir prausiklę, tam, kad kruopščiai viską nuvalyti nuo odos prieš tepant naktinius kremus, arba micelinį vandenį ir prausiklę. Tai būtinai turi būti dvigubas valymas tam, kad jūsų oda būtų švari prieš tepant naktinę rutiną. Man atrodo, kad šis įrašas yra labai svarbus. Jeigu ir tau buvo naudinga, nepamiršk padėkoti man širdutę komentarę, paspausk sekti mano puslapį, kad nepraleisti daugiau naudingų patarimų ir pasidalink šių įrašų su savo artimais žmonėmis, kurių odos sveikata tau rūpi.